variantas. Turi būti minkštesnis, minkščiau. Nesiaukit batus. Šiaip tai šokti reikia su baru. Šiaip, taip, anksčiau tai visada su matais ir šokdavo, ypač vyrams, čia reikėtų netgi čia batų, visai kitas šokimas yra. Čia batų. Tai čia basmautai čia, ne toks dėl šokimas biškai gaunasi, bet nieko, kaip gaunasi taip, kaip gali taip šokam. Tai pamėginkit, dar pamėginsim tiesiog, dabar ne porose, bet tiesiog vienas paskui kitą, ratu. Kaip aš minėjau, attiesiai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, apsukantis į vieną pusę, ar į kitą pusę, apsukantis. Tiesiog ir padėti knelą. Ratu vienas paskui kitą. Pakankinsiu, toliau. Dabar taip, bus tokia užduotis. Šokam. Pradedam šokti į dešinę. Pasisukam. 1, 2, 3. Tarkim, 8 taktus pasisukam. Sutrepsim pabaigoj ir sukamės į kitą pusę, 8 taktus. O čia išeis paskaičiuoti? Pabandysim. Arba tiesiog dabar be skaičiavimų. Pabandom, iš pradžių sukamės į dešinę pusę, sukamės į kairę pusę. Sukamės į dešinę, sukamės į kairę. O vėliau pabandysim paskaičiuoti. O gal pagal muziką? Tai taip, pagal muziką. Muziką prašom.
visi kiti. Nu, kiek išeina, čia gal Слышали. kažkas girdės. Pabandysim, man girdės. Ir dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs jau galite pasiskaičiuoti, tarkim, į vieną pusę sukomis 8 tuos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai yra ant aštuko mes sudirbsim ir sukamės į kitą pusę, aišku? Pabandom su muzika. Nepabandom muzikantai dar? Gerai, tai tiesiog laikas jau baigėsi mokymams, kolikos skirtas. Aha, tai paskutinis pasispardymas, kaip sakė. Parodykit, kas ką mokat geriausio. Aha, su muzika. Ką? Ne, polika, kągi, vis polika mokė. Kas ką mokat geriausio? Galite su pasisukimais.